Šiandien į mūsų tinklalaidę "Jei ką, skambink mamai" atvyko gydytoja Eglė Masiulytė. Labą dieną. Labą dieną. Ir mes kartu su Grete pirmiausia norime jos paklausti, kaip ji žongliruoja tarp skambučių darbo dieną, tarp vaikų, kiek kartų jie skambina jai darbo metu ir tarp pacientų. Na, nėra labai paprasta žongliruoti ir čia kažkaip tai išlikti teisingai visiems. Žinau, kad visada visiems geras nebūsi turbūt, bet grįžtant prie klausimo tiesiogiai, tai aš labai džiaugiuosi, kai man skambina vaikai, nes aš sakau ir niekada turbūt kitaip nesakysiu, kad tai yra mano didžiausias turtas, laimė ir pasiekimas šitam gyvenime visus juos tris turėti. Dėl to jų skambučiai mane visada džiugina. Tikrai taip, čia sakau labai nuoširdžiai. Būna visko, žinoma, ačiū Dievui, kad mokyklose telefonu naudotis negalima ir jie bent jau neskambina pamokų metu, nebent kažkas ten labai skubaus nutiktų, bet tai būna tokie labai reti atvejai. O šiaip tai ten nuo 12 ar 13 valandos tų skambučių būna daug. Aš bandau, aišku, įvesti tą taisyklę, kad galbūt parašyti žinutę, paklausti, ar aš nesu pacientu, ar tikrai galiu kalbėti, bet būna visko, žinoma. Tai išgyventi yra nelengva, ta prasme žongliruojant, bet aš labai stengiuosi tą padaryti. Džiaugiuosi, kad skambina, nes galbūt greitai suprantu, kad gali būti ir kitaip, nors Gitana, va, žinai, gal iš tikrųjų tau ir tebeskambina vaikai. Čia matyt priklauso nuo vaikų, nes jeigu vienas man skambina kartą į savaitę, tai turiu dukrą šalia, kuris skambina 3-4 kartus per dieną ir kartais jau vakare sakau, gal tu jau šiandien nebeskambink, rytoj paskambink man. Čia labai prastai skamba dabar, atrodo, kad aš non-stop nieko neveikiu ir tiesiog skambinu, bet galim prisiminti laiką, aš kadangi šiuo metu auginu vaiką mažą, tai aš labai daug laiko praleidžiu viena, kas natūralu, kad aš tiesiog noriu pasikalbėti, o kai dirbdavau, tai mane reikėdavo labiau gaudyti. Sutik, kad aš rečiau atsirasdavau. Tikrai taip, ir todėl mes dabar su Grete aptarėm vieną klausimą, kur mums labai įdomu ir jūs pasikvietėm dėl to, ar jau tikrai išrasta ta piliulė, ta stebuklinga, madingoji piliulė, kurią išgėrus gali sakyti, aš valgau ir lieknėju. Gal taip trumpai atsakydama pasirinkčiau žodį taip, ta piliulė yra, na, turbūt ne piliulė. Yra ir piliulė, bet ne piliulė, nes jeigu kalbame apie visus naujos kartos vaistus, sukurtus gydyti antro tipo cukrinį diabetą, bet kaip žinia patvirtinta anotacija, indikacija yra ir antsvorio nutukimo gydymas, tai šios grupės vaistai tikrai yra wonder drug, tai yra nuostabus naujas preparatas, preparatų grupė, tai yra inkretinai, biologiškai aktyvūs hormonai, ta prasme tos medžiagos sukurtos imituoja tų žodžių inkretinų veikimą ir jie veikia nuostabiai, tiesiog jie veikia, turbūt dėl to ir yra mano tas atsakymas toks, kad taip, yra toksai vaistas. Ir gal čia toks platesnis vaizdas, apie ką mes kalbam, tai kad tikrai prieš kelis metus, taip tyliai Holivude, pasklido kalbos apie slaptus vaistus tokius, kurie padeda labai lengvai sulieknėti. Po to žinom, kad 24-25 metais tai tapo labai plačiu reiškiniu. Ir šiai dienai pažiūrėjusi skaičius, ypač atkreipus dėmesį Jungtinės Amerikos valstijas, kur paskutiniais duomenimis apie 15% visos populiacijos vartoja kažkokios ar Ozempic, ar alternatyvas, kurios reguliuoja svorį ir dažniausiai svorio reguliavimo tikslais. Tai matom, kad čia yra visiškai nebe kažkokia nišinė terapija, o platus reiškinys. Žinai, Grete, aš net pavadinčiau revoliuciją kažkuria prasme. Mes juokavom su kolegėmis, kad iš tikrųjų kažkuriuo metu antibiotikai išgelbėjo pasaulį, aš nebijau to sakyti, nepaisant būti nepopuliari, kad galima naturalistiškai gyventi, netiesa, tikrai antibiotikai labai pakeitė daugelio prasmių tą infekcijų suvaldymo riziką, kas savaime suprantama, tai dabar kažkuria prasme prilyginčiau GLP-1 arba dar GIP receptorių agonistus, kurie atėjo pas mus į rinką, viso pasaulį sudrebino savo galingumu, savo efektyvumu ir savo šiandien drįstu teigti, kad ir saugumu, nes kol kas tikrai nėra
patikimų tokių duomenų, tikrai didelės apimties studijos, žinoma, yra vykdomos ir stebėjimas, nes tiek žmonių, kaip ir sakai, visam pasauliu vartoja, tai vis dėlto vaistas turi būti ir saugus. Tai kol kas nėra duomenų, kad jie yra kažkuo labai pavojingi. Dažnai jūsų prašo šito vaisto Taip. pacientai? Aš irgi, mano atsakymas turbūt būtų, kad taip, gana dažnai mano kabinete vyksta diskusija apie šituos medikamentus ir tada jau tenka tikrai atsakyti į daugybę klausimų ir šią temą kalbėti plačiai ir skaityti ir gilintis, žinoma, kiek galiu, tą ir darau, nes ši tema yra įdomi ir populiari ir aktuali, nes pacientų tikrai ateina labai daug. Turiu pasakyti, kad ne visi jie atitinka normas, indikacijų, ko net turėčiau skirti iš medicininės pusės žiūrint. Išdiskutuoti, kad rasti sprendimą, kartu priimti, ar galima jį skirti, ar reikia jį skirti. Bet taip, tikrai dažnai jį skiriu ir jau turiu pati su savo pacientais, turbūt 5-6 metų tokią praktiką klinikinę ir ji yra puikiai, gera, ta prasme, tikrai yra situacijų, ne viena ir ne dvi, kuomet medikamentą teko nutraukti. Čia galbūt ir ne pati įdomiausia tematika, bet nors galėsiu kodėl nutraukti, taip, tarkim, išsivysto kažkokie šalutiniai reiškiniai, nepageidaujami, kuomet nebegali pacientė toleruoti preparato. Tai dažniausias dabar tokia, kokia greičiausiai galbūt atėjo mintis į galvą, tai yra galvos skausmai. Nekontroliuojami, aišku, pacientės, kurios ir taip anamnezėje turėjo arba įtampos galvos skausmus, arba migreninius galvos skausmus, tai jie tik tai padažnėjo arba tapo nebepakeliami ir nebevaldomi. Tai dabar bandau prisiminti, kas dar galėjo būti. Nebuvo atsako. Esu girdėjus, kad čia, žinau, skaičiusi, kad pykinimas yra ganėtinai dažnas. Toks kaip nuolatinis palydovas vartojant tos. Taip, vienas iš dažniausių tų šalutinių reiškinių ir yra tas skrandžio pilnumo ir pykinimo jausmas. Mes turbūt turim tuo pačiu prisiminti, kad šios grupės vaistai jie ir veikia per skrandžio evakuacijos slopinimą, tai yra lėtina skrandžio išsituštinimą, tą mechanizmą, ir todėl atsiranda tas toks pilnumo akmens, toks skrandyje pojūtis, pykinimas, šleikštulys, nes kažkuria prasme vaistai veikia kaip ta bariatrinė chirurgija, kaip skrandžio mažinimo operacija. Aš taip mėgstu kartais palyginti, gal nėra tiesiogiai teisingai, bet tai va, dėl to atsiranda pykinimas. Bet Grete, turiu pažymėti, kad kai pacientė labai nori numesti svorį, čia, žinok, tikrai jau mano toks klinikinis pastebėjimas. Dėl pykinimo nei vienas mano pacientas nėra nutraukęs šio medikamento. Kažkaip tai su tuo išmoksta gyventi. Aišku, mes diskutuojame labai daug apie tai, kad aplamai reikia koreguoti savo gyvenimo būdą. Čia turbūt apie tai iš esmės kalbėti. Dar kitas klausimas, nes o tai ką, tai vadinasi viskas paprasta, metam sportuoti, metam sveikai gyventi, nebelabai galvojam, ką dedamės į burną, metam socializaciją, viską tiesiog injekcija, vaistas, visada gražios, patinkam savo ir dabar gyvenimas toks. Tai mane dar jaudina socializacijos problematika yra, kiek žmonės tada linkę be susidurti kartu ir vakarieniauti kartu, praleisti. Jeigu tu amžinai esi arba tave pykina, arba tu esi sotus. Čia iš tikrųjų turbūt viena aktualiausių temų, apie ką reikia kalbėti ir skiriant šį vaistą, ir jį vartojant. Aš mėgstu šį vaistą dar pavadinti tokiu geru botagėliu. Tai yra, kad jis mus išmokina kitaip gyventi, tai yra stato į rėmus, ar ne? Paciento, kuris turi antsvorį arba nutukimą. Vadinasi, jis supranta, kad valgo mažai, valgo rečiau ir turi valgyti kitaip. Esu turėjus atveju, kai ateina pacientė ir sako, bet taip gerai svoris krenta, aš per visą dieną išgeriu 2 puodukus kavos ir suvalgau degalinėje gematogeną ir viskas. Taip, nes gali būti ir taip, didelė dozė gali veikti taip, kad iš tikrųjų tikrai užslopintas sotumo centras, ar ne, mūsų galvos smegenyse, nes vis dėlto tai yra
ir per centrinę nervų sistemą veikiantis preparatas, ar ne, hormoninis, tai nesinori valgyti, tai tada jau mūsų intelekto klausimas, ką mes į burną dedame. Čia labai labai svarbu. Nes vis tiek lieka tasgi kūno, ta prasme, mums vis dar reikia visų vitaminų, kad mūsų Tai plaukai spindėtų ir būtent. nagai būtų gražus ir oda graži. Mes nenorim tik lieknos būti ir pilkos su nuslinkusiais plaukais tikriausiai. Ir Tikrai. šiaip, kad gerai jaustumės energijos, turėtum, Tai sportuot mes galėtum, dirbti, viską daryti. turime gauti statybinės medžiagas. Čia tai, ką bandau pasakyti jau ir vaikams savo, aišku, ne apie semaglutidą ar tirzepatidą kalbėdama, bet iš esmės, kad mums reikia statybinių medžiagų, kad mes kvėpuotumėm, matytumėm, judėtumėm, augtumėm, protautumėm ir aplamai galėtumėm tiesiog gyventi, dirbti, ar ne? Tai reikia statybinių medžiagų. Tai viena plytelė šokolado arba bet koks kitas kažkoks nepilnavertis ir neturintis mitybinės didelės reikšmės ten toks užkandukas, jisai tikrai neatstos to, ką mes turime gauti, ar ne, kad iš tikrųjų išgyventumėm. Bet Tai tada vat dar gaunasi, kad vos net tas valgymas tampa toks, dar daugiau net ne tai, kad įtampos, bet mąstymo reikalaujantis procesas, nes jeigu valgai nedaug, tai tada O jau aš ir man tau reikia visko gauti, nu tikrai pakankamai ten proteinų, taip, angliavandenių, visko, tai tu turi labai apgalvoti, ką valgai. labai turi apgalvoti ir vakar kaip tik toks naujas straipsnis iškrito ten Medscape, tai dar neįsigilinau, bet labai tokia antraštė suintrigavo, kad prieš skiriant GLP-1 arba GIP, ten, žodžiu, receptorių agonistus, tos grupės vaistus, tai vis dėlto gydytojas turėtų atkreipti dėmesį pacientui jau pirmo susitikimo metu apie tai, kad pasikeis jūsų įpročiai, kaip nueiti ir ką pirkti parduotuvėje. Ir tikrai taip, tai yra labai labai svarbu, nes kai reikia su nedideliu kiekiu gauti bazinių dalykų, tai čia labai, labai į tai reikia atkreipti dėmesį. Kaip šeima reaguoja, kaip artimieji, ar tada jau visi įtraukti į šitą žaidimą, nes tarsi... Čia koks geras klausimas. Iš tikrųjų, tai manau, kad kiekvienoje šeimoje savos tradicijos. Kadangi vaistas yra vaistai iki šiol labai labai demonizuojami, ypač Lietuvoje. Nu, gėda, baisu. O jūs nemanot, Nesako, kad čia atsitiko todėl, kad labiausiai jų bijo tie žmonės, kurie negali savo jų leisti? Aš manau, kad čia visaip gali būti. Manau, kad yra žmonių, kurie į tai žiūri, nu, per tokią irgi, čia nemadingai dabar pasakysiu, antivakserizmo ir antibiotizmo visą žodžių liniją, tai viskas, kas nenatūralu, yra labai blogai. Nu, tai tvarsime, aš turiu Taip, tokių pacientų irgi, taip. tai nebūtinai čia negatyviai apie tai sakau, bet tiesiog žmonės niekada nesirinks kažkokio nenatūralaus gydymo metodo, tai čia viskas, jau tu sėdi ant kažkokios Ant injekcijos, adatos. ant adatos ir čia kitaip nebus ir tu nebegalėsi kitaip gyventi. Tai tas irgi labai gaji ta tokia mintis dar yra ir manau, kad ji turbūt ilgainiui, kai atsiras daugiau dar mokslinių įrodymų, daugiau tų klinikinių apimčių tyrimų ir mes matysime pacientų sėkmę ir taip, kaip jie ten po 10, pavyzdžiui, metų gyvena, tai galbūt sumažės šitas, tarsi, baimė to preparato. Taip kaip su botulinu Taip, toksinu. taip. Taip, aš esu naturalistė, Taip. galiu pasakyti. Va. Linkusi į naturalizmą, Taip. ne, gal net ne Taip. kraštutinis kažkoks, bet aš taip visą laiką rinkčiausi natūralų kelią, kad daryti bet ką. Bet nu, jeigu man, aišku, plaučių uždegimas, aš antibiotikus visą laiką Taip, gersiu. žinoma. Tai va čia gal ir tų klausimų dėl to kyla ir tokiems žmonėms ir ten atsiranda Ir aš gal manau, kad ta spaudimas. diskusija ir Taip. spaudimas, aš pati esu, aš tiek nežinau, kiek Eglė, tarkim, ir man yra visokių klausimų. Aš kartais ir pasiklausau sveikos gyvensenos specialistų, jų Taip. manimu tai yra tinginių kelias, kurie neturi valios sportuotis. Tai įdomu pasiklausyti iš visų pusių, o dabar stebiu tiesiog draugę, eina šitu keliu jo. Ir girdžiu jos visus komentarus, kaip jinai jaučiasi. Ir suprantu, kad šitas kelias nėra paprastas. Ne, jis nėra paprastas. Iš tikrųjų, jeigu žmogus, kuris pradėjo vartoti preparatą, pats domisi, bet domisi iš esmės savo sveikata, nes nesidomėdamas šio preparato tu negali jo net vartoti, tai tikrai gilinasi į tai, kokie yra šalutiniai, kokie yra ilgalaikiai šalutiniai ir ko mes turime iš karto pradėti bijoti, nebijoti, bet stengtis, kad taip neįvyktų, ar ne, į ką turime atkreipti dėmesį. Tai čia yra labai svarbus dalykai ir aš grįžtu, Gitana, prie tavo minties apie sportą.
Apie sportą ar apie šeimą, ta prasme, tai šeima, tai jo, vat, tai yra tokios dvi grupės pacientų, kurie labai labai į tai žiūri skaidriai, ar ne, atvirai ir pristato šį savo projektą šeimai. Ir ten tada visa šeima keičia mitybos įpročius. Turiu tokių šeimų ir mane taip džiugina ir aš labai jais, ta prasme, žaviuosi, kad jie sugeba pakeisti visos šeimos racioną, mitybos tipą, režimą, žodžiu, įsitraukia visi, netgi vaikai, kurie, žinoma, nevartoja preparato. Bet, ta prasme, ten dingo visas džankas, aš net nebesakau junk foodas, nes tai nėra foodas, tai yra džankas, tiesiog šiukšlynas dingsta iš namų, žodžiu, ir valgo visi tvarkingai, valgo pilnavertį maistą, aišku, vyrauja baltymai, vyrauja daržovės, vyrauja vaisiai, ten pilno grūdo kultūros, visos grūdinės, žodžiu, ir taip toliau, bet yra kita grupė pacienčių, kurios slepia, kad vartoja, slepia nuo vyro, slepia nuo draugių, slepia nuo viso, žodžiu, šeimos. Jo, bet tai jau truputį veda į Taip, kažkokį- ir ta prasme, ir taip, na, pateikia, kad štai aš labai, nu, sportuoju čia, pakeičiu savo gyvenimo būdą, žodžiu, geriu papildus ir va taip nuostabiai va lieknėju. Tai aišku, čia irgi yra žmogaus pasirinkimas, nes galbūt aš šiaip nelinkusi smerkti ir girdžiu visokiausių istorijų. Pavyzdžiui, pacientė sako, aš niekada negalėčiau pasakyti vyrui, kad, pavyzdžiui, vartoju vaistus, nes mane labai smerks, pas mus ten kils konfliktas ir, ta prasme, mane galbūt ten kontroliuoja, nu čia dar daug visokiausių Taip, daugybė Ta prasme, tai čia vat, niuansų. yra kelios grupės pacientų ir visos jos yra ir visą laiką, nu, bus. Bet grįžtant prie to, į ką reikia labai labai atkreipti dėmesį, kad šis vaistas, kaip aš sakiau, ten botagu jį vadinu, bet kad jis nuo pat pradžių turi eiti su gyvenimo būdo modifikacija. Tai yra, kad mes turime sportuoti, mes turime keisti mitybą ir ji turi būti pilnavertė ir ji turi būti baltyminė, nes svoris dėja pradeda kristi, nykstant ne riebaliniam audiniui, Raumenims. raumenims. Tai vadinasi, jeigu mes raumens netreniruosime, mes neduosime krūvio, tai eisime baltymo, tai eisime į visišką tragediją, todėl kad osteopenija, tai yra kaulų tankio retėjimas ar ne, tai yra sarkopenija, tai yra raumenų nykimas ir, ta prasme, jeigu mes tik sėdėsime ant sofos ir tik tai leisimės injekcijas ir valgysim vieną bandelę į dieną, tai viskas pasibaigs tikrai labai labai blogai ir tokių pacientų jau labai labai daug yra. Skaitau Amerikoje, tai čia yra didžiulė problema, nes ten iš tikrųjų, va, kaip tu, Grete, ir paminėjai, aš ten tų skaičių tai nežinau, kaip tu čia puikiai įsigilinusi esi, bet... Skaičių moteris. Jo, skaičių moteris. Bet jie tikrai iš dalies nori, vat, kaip Gitanas sakė, žinai, sėdėti ant sofos, nesportuoti, visiškai nekeisti savo pirkimo produktų, tų įpročių ir, nu, būti liekni ir gražus, žinai. Taigi ten visos tos frazės yra apie Ozempic face ir visus kitus dalykus, nes čia tokios jau tikrai atsiranda, taip nutinka ir čia yra didžiulė rizika. Bet aš manau, čia ir gydytojas turi labai labai dirbti, skirdamas vaistą, stebėti pacientą. Aš su juo vykstu. Taip. Tiesiog vis dėlto tai nėra taip paprasta. Nu, Tai tai yra vis dėlto kompleksiškas dalykas gaunasi, ne tai, kad tiesiog išsprendi labai paprastai, va, vartoji vaistą ir ten jau visą kitą gyveni kaip gyvenęs, tu tiesiog esi lieknas. Nes juk jau ne karto buvo išrastos, ar ne, kažkokios lieknėjimo piliulės, jos pastoviai gal yra jas vienais ar kitais vaistais. Čia vat irgi tas įdomus labai klausimas ir aš ir su pacientais kartais dar pakalbu ir apie tuos senuosius preparatus. Nu, irgi nėra seni, bet visai kitaip veikiantis, ar ne, tokios dvi pagrindinės grupės. Tai pirmieji preparatai tie, kurie lėtina riebalų įsisavinimą žarnyne ir pacientas tiesiog juos vartojant negauna riebalo į kraują, ar ne, viskas išvažiuoja, nes blokuoja kasos, nu, žodžiu, kasos ir kitus ten žarnyno fermentus, kurie tą maistą virškina, tai jis tiesiog nesuvirškinamas, mes valgome, bet tuščiai, žodžiu, tik tai gauname tokį efektą, nu, malonumą, bet negauname medžiagos tos, tai irgi, nes yra šalutinis poveikis, viduriavimas ten ir visi ten tuštinimosi reikalai, o kita grupė vaistų tai yra veikianti tiesiogiai nervų sistemoje centrinėje ir yra tie vadinami psichotropiniai preparatai, tai vėlgi čia per visą dopaminerginę sistemą ir per kitus neuromediatorius veikiantis preparatai, tai vat jie tiesiog mūsų tą santykį su alkiu, sotumu koreguoja, tai
ten tada irgi nuolatinis vaisto vartojimas, bet nebūtinai visiems jisai tinka, daug šalutinio poveikio. Iš tikrųjų yra, jeigu kalbant ypač apie vieną preparatą, kuris iki šiol yra, bet ten 2 sudėtinės medžiagos, bet tikrai ganėtinai nemažai šalutinio poveikio širdies kraujagyslių sistemai, ten kraujospūdžiai, galvos skausmų provokacijai ir taip toliau. Tai tie vaistai, aišku, dabar jau taip patraukti pjedestalų ir ant scenos dabar stovi visi. Nes kaip bebūtų, ten Grėtė daugiau gilinaisi tu į tą klausimą, bet kompanija, kuri juos išleido Danų, yra milijardinė jau, ar ne? Tai jinai ir buvo milijardinė, vis dėlto akcijos kaina ten šiek tiek varijuoja, bet po to, jeigu lyginant prieš Ozempic būtent pačio pirmojo to paleidimą rinkai plačiai ir piko metu, tai kaina kilo kelis kartus. Visa įmonės vertė. O koks yra tas paketas? Kokia kaina šito paketo mėnesiui, pavyzdžiui? Žmogus nusprendžia eiti tuo keliu, jūs galite vardinti? Aš labai tiksliai kainas nesusigilinusi. Tai Grėtė gal žinau skaičius. Jo, tai labiau, čia būtent, kadangi šitų preparatų vartotojai didžiausi vis dėlto yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip jau minėjau, tai ten kaina buvo visą laiką didelė, būtent Ozempicas apie $3,000 per mėnesį. Oho. Tai čia tikrai labai mažas žmonių skaičius gali sau leisti. Taip, žvaigždžių preparatas. Europai kaina mažesnė, apie €300 per mėnesį, grubiai tariant. Jinai jau tokia labiau perkamesnė. Dėl kainos, kiek žinau, irgi jis skiriasi priklausomai nuo dozės stiprumo. Taip, nes tokį labai vidurkinės indikacinį. Turėtų žmogus, kaip turėtų planuoti, jeigu jis pasiryžta eiti tokiu keliu, savo biudžetą. Nes dar vienas momentas, kuris man labai įdomus, svarbus. kai tu jau vyksta procesas ir tu numeti, tarkim aš, 18 kilogramų, tai akivaizdu, kad mano veidas, viskas atrodys kitaip. Ir aš nebūtinai būsiu gražesnė. Kūnas galbūt, jeigu sportuosiu, bet matyt veidas ne. Mano amžiuje ir taip toliau. Vadinasi, aš turiu darytis kažkokias kosmetologinės procedūras, kad atstatyti šituos dalykus. Dabar teko diskutuoti su gydytoja dermatologe, savo gydytoja, pas kurią pati lankausi ir kuri yra gana artima mano ir draugė, tai diskutavome jau apie tai, kad jau dermatologų, plastinės rekonstrukcijos gydytojų, žodžiu, chirurgų rate jau vyksta specifinės tokios ir konferencijos, ir kongresai, paskaitos apie tai, kaip reikės atstatinėti ir tvarkyti veidus. Ypač veidus. Ypač veidus. Tikrai, tai čia, žodžiu, dar įsijungia visokiausių daug dalykų, jau nekalbant apie tai, kad ten moterims reikia garderobą keisti, ar ne, ir visa kita. Čia malonioji dalis. Malonus. Mažesnį dydį, galbūt tai malonus. Taip, bet aš manau, kad ir jūs šitą temą norite paliesti ir aš su pacientėm dabar jau tą temą gvildenu nuolatos, nes beje, tai būna vienas iš pagrindinių klausimų atėjus diskusijai, konsultacijai apie medikamentą, o kiek laiko man reikės vartoti. Taip, tai yra pagrindinis. Taip. Tai čia labai svarbus klausimas. Ir dėja, atsakymo nėra. Kažkuria prasme jis yra toks, kad atėjote dėl nutukimo. Nutukimas tai yra tokia polimorfinė, tai yra lėtinė liga. Kiek laiko yra gydoma lėtinė liga? Pavyzdžiui, kaip arterinė hipertenzija, ar ne, arba cukrinis diabetas ir krūvos kitų. Tai yra nuolatinis ilgalaikis gydymas. Tai vadinasi, ir pacientas tada ir klausia, tai reiškia visą likusį gyvenimą aš turėsiu leistis vaistus. Ir pagal tai, ką aš dabar skaitau ir stebiu, seku, klausausi, taip, turbūt, kad atsakymas reikės leistis visada, galbūt mikrodozuoti, galbūt pereiti prie kitos grupės vaistų, jeigu nėra efektyvumo. Ir arba geriausias toks turbūt variantas, scenarijus būtų tas, kad teks labai smarkiai koreguoti savo gyvenimo būdą. Ir aš labai šį kelią ir rekomenduoju, skatinu ir labai jį palaikau, ypač pacientams, kuriems nėra to morbidinio nutukimo, didelio laipsnio, 2-3 laipsnio nutukimo, tai yra tik tai antsvoris ir jeigu jie tenai buvo užmigę ant sofkutės, tai galbūt tikrai galima numesti, tarkim, ten
10-15 kilogramų nuo dabar turimo kūno Taip. svorio ir eiti į teisingo gyvenimo ritmą. Tai yra racionali pilnavertė mityba, pastovus užtikrintas fizinis krūvis, ar ne, ten tarkim Taip. 300 minučių per savaitę, pavyzdžiui, aktyvaus ten sporto ir įtraukiant visą tenais, žodžiu, svarmenis, tai, ką mes turim čia, jau aš nepakonsultuosiu irgi taip tiksliai, bet, žodžiu, dirbti su svoriais, dirbti su savo kūno svoriu ir turi būti ir kardio pratimai ir visi kiti, žodžiu, aktyviai sportuoti intensyviai, tai galbūt tada galima vaistą nuimti. Tačiau ar svoris negrįš? Taip, ar negrįš? Bet čia klausimas, bet kaip iš medicininės pusės, tai nėra taisyklė, kad jis būtinai grįš. Jis gali negrįžti, jeigu žmogus labai tose nutrauks ir tiesiog gyvens, vat, labai išmokęs tą gyvenimą, kiek jisai Ar gali valgyti. grįžta procesai Taip. cheminiai kažkokie ir vis Ar dėlto? čia labiau fiziologinis yra tas procesas? Ar psichologinis? Psichologinis, Iš tikrųjų ir toks, ir toks. Aš turbūt labai smarkiai klyščiau ir meluočiau, tai sakydama, kad numesite ir viskas. Ir ta prasme svoris negrįž, net jeigu ten tobulai gyvensite. Aš manau, kad didelis svoris grįžus prie įprastinio gyvenimo ritmo sugrįž. Nes medžiaga yra hormoninė, ar ne? Tai yra aktyvus preparatas, medžiaga, veikianti ir mūsų smegenyse, ir visuose kituose organuose, kur yra tas GLP-1 receptorius, tai tikrai daug kur jis yra, ir kasoje ten ir taip toliau. Taip. Tai, ta prasme, tikrai nebegaunant tos medžiagos iš išorės, tai savaime suprantama, kad tada mūsų alkis vėl didės, skrandžio išsituštinimas vėl jisai aktyvės ir ta gliukozės kalneliai vėl stiprės ir mes tiesiog valgysime vėl daugiau. Ta prasme, tai, Na jau. tai vadinasi ir fiziologinis, ta prasme, biologinis pamatas yra vaisto veikimui ir psichologinis, tai tikrai taip. Bet sako, geriausias yra pavyzdys, kaip jūs visada nuostabiai atrodot, neturit niekada tų problemų, aš jūs pažįstu daug metų. Ar Ačiū. pati esate išbandžiusi kokį nors šitą preparatą? Nebandžiau, bet aišku, visada kyla tų tokių pagundų, kad reikia, čia dar 2 kilogramus numesti ar 3, tai taip norėčiau, pavyzdžiui, numesti ten 5 kilogramus svorio. Čia kiekvienas mes turim Taip, savo kažkokį taip. idealų, ar ne? Tai aš iš tikrųjų neatmetu tos galimybės ir pacientėms neužkertu kelio, ta prasme, kad ten būtinai lipti ant svarstyklių ir jeigu kūno masės indeksas yra žemiau negu 27, šiaip tokia tas atskaitos taškas, jeigu žiūrėti griežtai indikacijų, ar ne, tarkim, pavyzdžiui, skiriant semaglutidą, Wegovy, nes Ozempiką galima skirti pacientams tik tai, kurie turi cukrinį diabetą, jeigu jo tos ligos nėra diagnozuotos, patvirtintos, tai tikrai skirti negalima, mes turime laikytis šios tvarkos, ką ir darome savo praktikoje. Tai Wegovy galima, tarkim, skirti tada, kai ten yra kūno masės indeksas nuo 27, bet suprantam, kad 27, tai čia jau daugam tikrai tragedija, ar ne? Tikrai turiu pacienčių, kurios ten nori, pavyzdžiui, kad kūno masės indeksas ten būtų 20 ar 21. Ir tiek, kiek aš dabar klausau tų mokslininkų ir gydytojų praktikų, kurie jau tikrai ilgametę patirtį turi ir vien tik tai su tuo dirba, tai nei vienas nesako, kad ir negalima skirti. Galima, nes tikrai labai individualu. Pavyzdžiui, pacientė tikrai puikiai jaučiasi, ji kontroliuoja kitas galbūt savo kažkokias tai būklės, ar psichologinės, ar somatinės, ir jai reikia tikrai numesti ten tuos 5 kilogramus ir to padaryti nepavyksta. Aš turiu tokių pacienčių. Jos daro viską. Dėl tų 5 kilogramų. Pradedant tobulų sportų, to prasme, pradedant ten racionaliai dėlę savo mitybą, režimu, miego kontrolę, papildų vartojimu ir taip toliau, bet nepavyksta, nes tai yra genetinė predispozicija turėti, šiek tiek apvalesnę figūrą. O žmogaus, pavyzdžiui, siekis, kiekvienasgi mes turim kažkokius siekius, dėl ko, pavyzdžiui, vien tas siekis, kad noriu būti geriau jausiuosi, būsiu laimingesnė. Ir aš manau, kad tai yra tikrai pakankamas kriterijus. O jūs pasakėt labai gerą, ar visos jūsų pacientės, kurios jau pasiekė rezultato, kokio nori, ar taip, yra laimingesnės? Taip.
Manau, kad taip. Aš turbūt drąsiai taip sakau vienareikšmiškai, kad laimingesnės. Nu, nematau galbūt mano tokios pacientės, bet Kaip tos Giedrius, laimingos. atsiprašau, jūsų gyvenimo partneris sako, kad pas jūs visos žvaigždės lankosi, tai va labai įdomu, ar jos laimingesnės? Aš turbūt šiaip turiu tokius labai laimingus žmonės savo kabinete ir labai tuo džiaugiuosi ir dar labiau džiaugiuosi, čia toks nu, jau liūtų į vakarūną užsidėti, kad dar labiau džiaugiuosi, jeigu ir mano nu, tas indėlis kažkoks yra į tą jų laimės padidėjimą kažkokį tai. Tai taip yra laimingesni, tikrai net savo artimų draugių turiu, beje, labai artimų draugių, kur sakė, tu išgelbėjai mano gyvenimą, ta prasme, numetus ten, tarkim, ten 20 kg kūno svorio. Taigi viskas, nu, ta prasme, pasikeitė. Tai žmogus vėl pradėjo sportuoti, nes nebesportavo, tada uždaras ratas, nebesportavo, tada priaugo svorio, bet aišku, ne vien dėl to, tarkim, čia perimenopauzės dalykai, čia daug galima visko sujungti tų priežasčių, ar ne? Tai vat numeta svorį, tada viskas keičiasi, santykiai su vyru keičiasi, nuotaika keičiasi, sportuoti vėl pradėjo, tada ir tas santykis su maistu keičiasi. Turiu pacientę, kuri dabar atėjo, sako, aš pagaliau galiu eiti į restoraną ir visko ragauti. Aš negalėjau valgyti, nes man iš karto kiekvienas tenai kąsnis plus kilogramas. Nu, taip žmogus, ta prasme, atsako. O dabar sako, aš galiu ragauti visko, bet po truputį. Aš nebebijau tos bandelės, nes galbūt jinai yra vieną kartą per savaitę, o ne kiekvieną dieną. Tai taip, kad čia galbūt vat, dar sklando tas toks mitas, kad vat, leidžiuosi vaistą, nu ir nieko nebevalgau. Netiesa. Kaip tik valgai, ragauji, nebebijai, bet visko yra nedaug, yra kitaip. Va būtent dabar, 25 metų, gruodžio mėnesį patvirtino tabletinę versiją Vegovai. Taip. Kuri, aišku, Amerikos rinkai vėlgi labai stipriai nukreipta. Čia ir prieinamumo tema liečia, nes kaina sumažėja apie 150 per mėnesį. Tai vadinasi, tai jau yra labai plačiai prieinamas preparatas. Ir nemanot, kad tai va, dar palengvins vartojimą, nes vis tiek injekcija, aš irgi pripažinsiu, tokį kaip ir tokius prideda laipsnį. Tabletė paprasčiau, taip. Tabletė tikrai paprasčiau, bet čia vėlgi turbūt reikėtų apie tai diskutuoti čia gydytojų forumuose ir konferencijose. Mano patirtimi, dabar vat, antireklama bus, bet iš tikrųjų tiek, kiek aš turbūt, aš tik tai iš savo kabineto patirties sakau, kad tabletė neveikia taip, kaip veikia injekcija. Bet čia mano patirtis. Gal nei per mažai, aš nesu endokrinologija, galbūt per mažai skiriu, tikrai tai negali būti vertinama labai kritiškai, bet žodžiu, tai kokią aš patirtį turiu su savo pacientėmis, tai tikrai nėra tokio efekto, kaip yra injekcija, kas savaitinė, o tabletė geriama kasdien. Tai irgi tam tikrų niuansų yra, kaip ten rezorbuojasi iš virškinimo trakto, tikrai ne visiems tinka, mes daug turime ir virškinimo sistemos ligų, ar ne, kada gali ta rezorpcija sutrikti ir įsisavinimo greitis, patekimo į kraują, čia daug tų niuansų irgi labai yra. Tai tikrai ne visiems bus, nu, ta prasme, tas vaistas irgi tinkamas ir manau, kad bus daug šalutinio, ar tikrai nedidins ten tų ir pykinimo visų reiškinių ir skrandžio skausmo. Tai yra pacientų, kuriems aplamai sunku papildus išgerti, nes jie iš karto blogai jaučia. Taip, kad čia nu, dar taip labai didelis klausimas. Ir man truputį gal baimė yra, kaip žmogus, sakykime, aš ir į plastiką, ir į chirurgus, ir gerbiu, ir tai, ką jie daro dieviškai, ir sprendžia baises situacijas, žmonės prikelia naujam gyvenimui. Tai tikrai taip labai gerbiu. Bet mes matom, kai pradeda tuo piknaudžiauti, mes turime ir labai nekokių rezultatų gyvenime. Jau dabar galėtumėm taip sakyti, ar ne? Tai ką daryti, kad neatsitiktų taip su tais vaistais? Aš net neturiu to atsakymo, nes ir to atsakymo radimas turbūt tolsta. Aš manau, nes tiek, kiek, kaip ir minėjau, kiek klausau, skaitau ir stengiuosi sekti, tai nėra atsakymo. Dar jo nėra. Kiek mes jį vartosime, kokiamis dozėmis, nes tolerancija didėja. Aš irgi tai stebiu, tarkim, pacientės, kurios vartoja ten jau 3 metus laiko, ta buvusi efektyvi dozė, kur ten, wow, iš karto nukrito svoris, jis iš viso nebekrenta nuo tos dozės. Tai, ta prasme, tolerancija atsiranda. Reiškia, reikia didinti arba reikia eiti prie kito preparato, kur jau yra veikimas per 2 receptorius. Dabar yra kuriama krūva vaistų, kur bus veikimas ten ir per 3, ir per 4, ir taip toliau receptorių. Žodžiu, ta rinka tikrai preparatų plėsis.
bet tai čia bus toksai kaip, nu, tikrai ant adatos toks įsėdėjimas, kad daugiau ir Taip, daugiau ir ir daugiau, daugiau, kad ir tą patį daugiau. išlaikytum, ką jau dabar vat numetei. Tai taip ir kol kas tai stebiu, kad tai yra, ta prasme, tai nu, čia nėra taip, kad visiškai saugu ir lengva bus turbūt. Ar vyrai įsijungia į tą procesą? Taip. Tikrai yra, vyrai atsargiau tą temą kalba, bet aš laikydamasi iš tikrųjų preparatų skirimo indikacijų savo kabinete, ta tema nebebijau pradėti pati pirma kalbėti. Jeigu reikia. Ypač kai ateina vyrai ten tie su pilviniu nutukimu, obolio tipo, tikrai tokių, kada jau yra ir medžiagų apykaitos rimti sutrikimai, diabetas, prediabetas ir taip toliau. Negirdėjau aš šitos diagnozės. Jos visą laiką būna pritaikomos moterim, kriaušės tipas. Pirmą kartą nors vyrai. Bet tai, Ir aš tiesiog taip gerai vaizdą įsivaizdavau, ką jinai pasakė. nu, aš taip, Bet labai gražus toks, aš taip, Nu, labai taip. gražus apibrėžimas. nu, ta prasme, tai iš tikrųjų, tai jie gal taip ir nejaukiai pasijunta dažniausiai. Bet, aš tokia irgi, tampu tokia nepopuliari, galbūt rizikuoju būti tada, kad čia pradedu pulti žmogų dėl jo maždaug išvaizdos. Betgi čia ne apie išvaizdą. Ir bandau pasakyti, kad visada bandau pasakyti, kad jūs gal kažkam ir labai patrauklus, ir mylimas, viskas čia gerai, čia ne apie tai. Mane neramina. Didesniai grupiai. Taip, bet mane neramina tie visi metaboliniai dalykai ir icebergo, žinai, ta dalis, kur nesimato iš po vandens. Ką daro nutukimas aplamai su mumis, tai čia galima tą temą būtų labai labai daug ilgai kalbėti. Tai mane tai neramina ir aš bandau pastumėti į tą kelią. Ir tada paminiu, kad yra ir medikamentai, nes kai yra toks nutukimas, tai čia yra tikrai mitas, čia jau mitas, kad galima vien gyvenimo būdu greitai netekti to svorio. Reikia viską, tai turi būti priemonės jungiamos į tokią visumą. Tai ir sportas, ir miego režimas, kokybė, ir papildai, ir mityba, čia turbūt pirmoje vietoje. Ir tada medikamentai, jeigu jau nepavyksta padaryti, nes tikrai numesti svorį, kai yra didelio laipsnio nutukimas, vien gyvenimo būdo korekcija, aš manau, kad yra neįmanoma. Bet jūs nemanot, kad atsitraukia ta teorija ir ta filosofija pastaruoju metu, kur myliu save tokį, koks esu? Su tais vaistais mes grįžtam. Nes mes tikrai turėjom periodą, kur visi. Buvo lieknas kūnas, tikrai gražus modeliai, tada mes turėjom dabar, nežinau, 10 metų periodą, kur mes turime mylėti save. Victoria's Secret yra labai blogi, nes ten nenatūralios figūros, moteris taip neatrodo. Mes turim mylėti save, kad ir kokios bebūtumėm, kas, manau, kaip ir visur tiesos kažkur. Bet dabar šitas staiga dingo ir dabar mes visas lieknas. Ir dar didžioji, matyt, pati pirmoji Oprah, kuri buvo daugybę metų sveikos gyvensenos propaguotoja ir taip toliau dirbo su ta kompanija, jinai pirma atsisakė ir nuėjo šituo keliu. Taip. Tai vadinasi, iš principo keičiasi pati filosofija ir vėl žiūrėjau, mes grįžtam prie sveiko kūno, sveiko gyvenimo būdo, bet nebebijom medikamentų. Nebebijom medikamentų, nes aš manau, kad galbūt ir į tą nutukimą ar antsvorį galima pažiūrėti keliais rakursais. Ar mes tai vertinsime tik tai kaip estetinį komponentą, žmogaus kūną, kaip grožį ar ne? Ar mes vertinsime visumą ir mūsų organizmo funkcionavimą nutukus ir turint normalų kūno masės indeksą. Jeigu jau žiūrėti taip, kaip tiesiog iš tos tokios jau medžiagų apykaitos visos pusės ir kalbant apie ateityje lėtinių ligų atsiradimą, ilgamžiškumą ir taip toliau. Nes nutukęs žmogus, aš manau, jis eina tiesesniu keliu į mirtį artėjančią. Nebijau ir to beje pasakyti, labai žiauru kabinete, bet kai sulaukiu, esu tai pasakiusi, kai sulaukiu klausimų, o koks šalutinis poveikis nuo GLP-1 ar ten kitų preparatų, tai ir pacientė ten, tarkime, turi morbidinį nutukimą, ten 30 kūno masės indeksas nuo 35 iki 40, tai įsivaizduojat, koks čia kūno svoris, ten 130 ir taip toliau kilogramų, ta prasme. Ir kai klausia, koks vaisto šalutinis poveikis, ir mes jau būnam apie tai diskutavę anksčiau, tai aš nebijau pasakyti, kad tokio nutukimo šalutinis poveikis pats didžiausias ir kurio, manau, kad jums reikėtų bijoti, tai ankstyva mirtis.
Ta prasme, nes nutukimas gi čia provokuoja, palaiko ir yra rizika visoms ligoms, pagrindė, aišku, širdies kraujagyslių sistemos ligoms, medžiagų apykaitoms dalykams, nekalbant jau apie tai, kad su nutukimu maždaug 17 tipų onkologinių susirgymų yra siejama. Aš galbūt meluoju skaičiuose, bet nu, tikrai ne mažiau. Grubiai. Ta prasme, tai reiškia, tai va, čia ne apie tai, kad mylėti save tokį, koks aš esu, storas, gražus, tai viskas gerai, kiekvienas kūnas galima rasti, kas čia gražaus ir kas čia tikrai skonio dalykas, ar ne? Bet kalbant apie sveikatą, iš esmės, ne apie estetinį komponentą, bet kalbant apie sveikatą, tai nutukimas yra liga ir mes turime gydyti. Ir pagaliau yra preparatai, tikrai jie nėra, nu, kaip panacėja galbūt ir dar sakiau, paminėsiu tą Paracelso frazę, kad kiekvienas vaistas yra nuodas, tik tai vat, nu dozės klausimas, ar vaistas ar nuodas. Tai čia turbūt tinka ir šitai grupiai vaistų, kad mes turim vis tiek galvoti ir apie šalutinį veikimą, ir apie ilgalaikiškumą, ar ten kas ten bus dar po 10 metų. Nežinom. Tikrai. Labai daug yra ir nesėkmės istorijų. Ir nėra taip, kad jis 100% veikia. Ir dėja, kai yra labai didelis nutukimas, ten numesti iki tobulo kūno masės indekso, nieko nedarant, tik leidžiantis vaistus, irgi neįmanoma. Čia aš irgi iš savo kabineto patirties kalbu, bet mano pacientės, kur turėjo irgi tikrai didelį nutukimą, ir kai tik tai leidosi pradžioje į vaistus ir nedarė daugiau nieko, nu nebuvo, žinok, efekto. Reikia ir sportuoti, ir koreguoti mitybą. Tik tada, kai yra kompleksinis gydymas dėl to nutukimo, kaip lėtinės kompleksinės ligos ir gydymas turi būti kompleksinis. Tai tik tai yra, kai jungiami visi komponentai, yra rezultatas. Vien vaistas nepadės. Jis yra taip stipri medicininė priemonė, įrankis, be galo galingas, tikrai, bet jis nėra vienintelė priemonė pasiekti rezultatą. Reikia viską jungti. Taip, kad vien tik tai leistis nepakaks. Bet mūsų ateitis, ką daro dabar madingiausi restoranai, mažina porcijas, keičia meniu. Taip, degustuojam, žiūrim. Ir žodžiu, degustuojam, mėgaujamės, bet neapsirijam. Taip. Žinai, kaip mano draugė dietologė kažkada dar senais laikais yra sakius, žinai, Daiva, tu pasakyk, vat, kokia taisyklė viena, va taip, aš nesu dietologė, bet ką pacientį sakyti, kaip čia greitai, vat, nu, kažkaip tai vat, pagerinti savo tą išvaizdą, ar čia tą dietą, ko čia tiksliai atsisakyti, cukraus, ten, nežinau, alkoholio, ten dar kažkoks stebuklas, jinai sako, baigtų, taigi čia paprasta labai taisyklė, yra 2 raidės, M ir E. Aš, nu, dar taip, žinai, pirmą sekundę nežinai, kaip čia sureaguoti. Jinai sako, mažiau ėsti. Taip. Ir viskas galų gale į tą ir susiveda tikriausiai. Jo, tai tikrai vis tiek, net ir šita tema, kuri atrodo yra apie kažkokį stebuklingą injekciją ir piliulę, kurią praryji ir viskas gerai, vis dėlto grįžtame tą patį, kad mes reikia gyventi su sportu, su mityba, tiesiog disciplina niekur negali dingti. Unikalumas paprastume. Taip. Tai čia va turbūt apie tą patį, kad unikalumas paprastume. Ir jeigu mes suvartosime daugiau negu išeikvojame, vėlgi fizikos dėsniai, ta prasme, tikrai nejudėdami, tik valgydami, tai energijos juk valgom tam, kad energija būtų. Tai, o jeigu judėsime, išdeginsime daugiau negu kad suvartojame, štai ir krenta svoris ir viskas. Tai ką, ačiū. Jei ką, skambink mamai. Ir mes šiandien dėkojame Eglei gydytojai, kad šį pokalbį mūsų smalsumą patenkino ir aš labai smagu, kad pasikvietė. Ir jos patenkino smalsumą ir jie gavo kažkokius atsakymus į iškilusius klausimus. Taip, ir dėkojame mūsų namams, mūsų studijai, viešbučiai AC by Marriott Vilnius, kad mus priėmė. Labai ačiū. Aš dar norėjau greitai dar vieną, kol nepamiršau pasakyti.